Dubai International Baja, pirmoji tikra diena, tai techninės patikros, administracinės patikros. Techninės patikros, matot, mes jau praktiškai esame pačioj paskutiniai fazėje. Po to statom automobilį į uždarą parką ir 6 val. Vakaro yra oficialus atidarimas, podiumas. Ir penktadienio rytą pas mus prasideda lenktynės. Laukiam jūsų, kada atvyksit, kad palinkėt sėkmės. Ačiū labai. Techninių ir administracinių patikrų diena yra užbaigta. Mes turime lipduką šitą, jisai sakantis, kad mes galime startuoti antrajame Bachų pasaulio taurės etape. Ir naujiena turbūt yra ta, kad mes esame prioritetiniai vairuotojai. Prioritetiniai vairuotojai yra turintys geresnę starto poziciją, bet lygiai taip pat jie turi daug visokios įrangos, jie yra labiau prižiūrimi, labiau kontroliuojami ir vienas iš pagrindinių turbūt niuansų tai, kad gali važiuoti tik su 8 ratais lenktynėse. Tai čia smėlyje Dubajoje tai tikrai nebus problema, bet kitame etape Italijoje, Ispanijoje ypatingai, ten labai abrazyvus paviršius ir padangos labai stipriai dyla. Ten manau, kad turėsime daug bėdos su tuo.